Sveiki, aš Alma. Esu Ana. Aš esu Rasa. Aš esu Jurgita. Sveiki, mėlyje, tęsime savo video patarimų seriją ir šiandien mes svečiuojamės Amelie Makeup Studio. Sveiki. Merginos, papasakokite, prašom, apie jūsų studiją. Įsikūrėme jau gan seniai, džiaugiamės susibūrusios. Mums yra svarbu, kas dirba mūsų komandoje. Pas bet kurią meistrę iš mūsų studijos galit nueiti ir jinai tvarkingai, gražiai sutvarkys antakiukus ir makiažą padarys taip. Prieš kiek laiko reikėtų pradėti vizažistės paieškas, kad reikiama data būtų laisva? Mes rekomenduotume pradėti bent jau prieš pusmetį. Aišku, atsižvelgiant į sezoną. Jeigu planuojamos vestuvės yra žiemą, žinoma, yra laisvesnis mūsų darbo grafikas. Vasarą, tą turėtumėt padaryti kiek įmanoma anksčiau. Jaunikių makiažas, kas tai yra? Ar jis yra būtinas? Visada patariam ateiti ir jaunikiai. Tai yra estetinis grimas, tai nėra makiažas, tai yra itin ploni sluoksniai. Iš tikrųjų, svečiai to gali net nepastebėti, bet kad video, neužgoštų vyriškumo. Tokį mini photoshopą darbo, kad būtų ir fotografui gerai, ir tam, kas filmuoja visą šventę. Jeigu nuotaka ateina pas jūsų priaugintom blakstienom arba su mikrobleidingu, ar tai trukdo atlikti jums makiažą? Gal blogiausia yra, kada jos ateina su 6D ar kiek ten tų skaičiukų blakstienų, kada jau yra blakstienų linkės nusvirę žemyn. Labai pakeičia žvilgsnį. Žvilgsnį ir labai yra sunku pakelti, padaryti ją gaivę, skaisčią ir žvalę. Dažniausiai nuotakos galvoja apie bandomąją makiažą. Ar daryti, ar nedaryti ir galvoja, kad tai būtų nereikalingas pinigų švaistymas. Kokia jūsų nuomonė apie tai? Ir kviečiam visada susitikti bandomajam makiažui, kad apžvelgt odą mūsų būsimosios nuotakos, ar turi jinai blakstienas, ar neturi, kaip atrodo jos antakiai. Geriausia jį būtų padaryti tą pačią vasarą, mėnesio ar ten dviejų bėgiai iki tol. Sujungti su kažkokia šventė, kur galės makiažą tiesiog išbandyti. Koks yra jūsų išskirtinis braižas? Šiais metais populiarus toks skaistus ir švelnus makiažas. Tom labai džiaugiamės, nes mūsų studijos išskirtinis braižas yra labai skaistus, pabrėžiantis natūralų grožį moters. Labai džiaugiamės, kad pagaliau atėjo tokia mada šiais metais ir nebe tie tokie ryškus tamsus kontūravimai. Ar reikėtų makiažą derinti prie suknelės stiliaus? Žinoma. Būtinai. Būtinai. Turi būti toks vienas įvaizdis. Ir šukuosena, ir plaukai sutvarkyti, ir makiažas, ir suknelė, ir netgi aksesuarai, ir netgi visos šventės stilius. Iš tikrųjų, tie klausimai yra svarbus mums, kad tikrai jūsų įvaizdis bendras būtų geras. Jūsų palinkėjimai būsimai nuotakai? Išsimiegoti, ateiti laimingai, viskas bus gerai. Taip pat dar yra niuansas dėl ašarojimo. Jos visada klausia, kaip bus, jeigu aš pradėsiu verkti. Na, mes sakom, nuraminam, šiek tiek pamokinam, kaip verkti. Jokinga, bet iš tikrųjų tai labai praverčia. Tai kai nuotaka verkia žiūrėdama į apačią, kai ašarėlės bėga priekiniai veido daly, jinai taip ne pro šonus, nesuniokos, sakykime, negu paleisdama bėgti šonų. Ačiū Jums, merginos, už nuostabų pokalbį ir už Jūsų patarimus ir už Jūsų gražią studiją.